Sveiki, mėly Ikona vaikai, mylėtojai ir žiūrėtojai. Šiandien mes kalbame su labai žavia mama, kuri man visuomet toks pavydas visą laiką kildavo. Ar Ugnė, miela Katelinė, laukėsi vaikelio, ar jinai tik pagimdo, jinai visuomet yra labai liekna. Tai ne šiaip sau. Vienas dalykas, man atrodo, kad Ugnė labai daug sportuoja ir šiaip propaguoja sveiką gyvensenos būdą. Kitas dalykas yra, kad Ugnė turi savo labai įdomų projektą, kuris vadinasi 7Pack ir jis kalba apie sveiką gyvenseną. Ugnė, apie tai mes šiandien ir kalbėsime. Esi jauna, dar visai neseniai iškepta mamytė. Tokia visai nesenai, taip. Taip, kiek jums laiko? Dabar pusantrų. Pusantrų metų. Tai kaip tu mokai savo vaiką ir kaip tu tas diegi sveikos mitybos taisyklės namuose? Iš tikrųjų, tai buvo ir mums tas etapas, kai mes susidūrėm su problemom lėkštėje ir virtuvėje. Tai Ula buvo visai mažytė, jai buvo 8 mėnesiai. Jinai atsisakė visko. Daržovės nei vienos, ten vaisių jokių, žodžiu, problema buvo iš tikrųjų. Tai ką mes tada pradėjom daryti? Aš pradėjau su ją kartu visų pirma valgyti, daugiau galbūt tą maisto visą veiklą paversti į žaidimą, leisti jai matyti, kaip tu maišai košę, kaip tu pjaustai daržovės, kad jinai matytų spalvas, pateikti lėkštėje kuo daugiau spalvų, nes kaip žinia... Gražesnį maistą, taip? Taip, labai yra didelė klaida. Kai mama sako, suvalgykit brokolį ir tada gausit saldainį. Tai čia yra aš taip sakau. Aš nežinau, kaip mamų dar taip sako, dauguma bet taip kartais tai pirmas geras maistas, o po to desertas. Gal netiesiogiai saldainis, bet desertas. Kodėl tai yra klaida? Tai yra klaida todėl, kad vaikas jisai supranta labai paprastai tą dalyką, kad tas brokolis yra bausmė, kad tai yra blogai, o paskui gaus kažką gero. Tai yra blogai, paskui gaus kažką gero. Kad dabar turi pakentėti, paskui bus kažkas malonaus. Dangus. Taip, o reikia komunikuoti, kad tai yra skanu. Tai yra skanu, tas brokolis yra skanu. Koks turi būti balansas tarp baltymų, angliavandenių ir visų kitų gerų dalykų? Tai reikia žiūrėti labai paprastai. Vat yra delno metodas. Aha, sakyk. Ir tarkim, mėsytės, bet aš čia kalbu apie moterį. Vaikui reikia jau tada atitinkamai daug mažiau. Jo, bet proporcijas galima iš to žiūrėti. Čia yra mėsos gabaliukas vienai porcijai. Jeigu mes suvalgom 3-4 porcijas per dieną maisto, tai čia yra tokį gabaliuką mėsos reikia suvalgyti vienoj porcijai moteriai. Mano delnui. Agnės delnas bus kitoks, nes... Čia yra mano gabaliukas mėsos, ar ne? Taip. Nedidelis gabaliukas mėsos. Bet čia yra, jeigu mes paskirstom į tas 3-4 porcijas, tai yra pilnai tai, ko tau reikia. Tada yra grūdų tiek, kiek yra tavo tokia saujytė. Tada daržovių yra tiek, vienoj porcijai turėtų būti tiek daržovių, tiek mėsytės, tiek grūdų, o riebalai, tiek, kiek yra tavo nykštys, tiek yra riebalų. Arba tai yra šaukštas, aliejaus, arba tai yra riešutai, kažkokie ten minimaliai. Čia yra riebalai. Tiek, kiek tau reikia toj porcijai. 3 riešutai. Taip. Maždaug. 5. Negaliu pasakyti, kad tu labai džiugini šitom proporcijom, bet ką aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų yra paprasta taisyklė. Ir visada nešiojamės ten tą savo įrankį, kaip galima pamatuoti su savim. Ir tai yra paprasčiausia. Visa šeima pasiduoda tavo taisyklėm? Mindaugas galbūt jis iš savęs yra apdovanotas gamtos, kad jis gali valgyti bet kiek ir bet ką ir ten jo. Tai jisai galbūt, laikosi, bet jis ir nusižengia dažniau, tarkim, negu kad mes su Ula. Ulai aš saldainį neduodu. Iš vis? Ne, neduodu. Jinai neragavo niekada? Ne. Graudžia ir labai liūdna. Bet labai skaniai Ula valgo. Sveika, Nata, mes pabaigime pokalbį. Ačiū tau. Man atrodo, kad ypatingai man, bet man atrodo iš viso mums visom ir visiems ta delno taisyklė iš tikrųjų gyvenime gali pagelbėti. Tikrai. Su jumis buvo Ikona vaikai, Ugnė Katelinė, Agnė, mes susitiksime jau greitai.